kažkas neužbaigta, kažkoks neužbaigtas darbas, bent jau man, dizainerio. Atrodo, kad reiktų gal nudažyti spinteles ir grindų spalva skiriasi su spintelio, o kas čia per tie juodi blokai, tai čia atrodo grinai kažkaip keistai. Be ryšio ten tie agurkai padėti. Nu jo, žmonės nežino, kaip dekoruoti. Lempa, ką pasakysiu apie ją, okei, yra lempa, tai yra, bet jinai nedekoruota, čia nėra jokios temos, čia nėra jokio magiško jausmo, kad pritrauktų svečių. Čia tik tai tokius žmonės, kuriem, dzin dobrai, kaip atrodo vieta. Tai čia toks kambarys, kaip, pusė velnio. Tai va, taip ir atrodo. Jeigu aš dekoruočiau vietą grindys ir spintelės, būtų tos pačios spalvos maždaug, arba skirtusi, bet ne taip tikrai. Ir lango ruda spalva, ar čia oranžinė kažkokia, irgi kažkaip skiriasi, nežinau. O ta balta kažkaip tai jau nusibodo, žinokit. Ir tas stalas tai irgi. Bandykit gal temom, nes jeigu aš būčiau dizainerė šito kambario, aš daryčiau temom, vieta prie jūros, nu tai galvokit, undinės, dar kažkas temom bandykit, dekoruoti stalus. Kur širdis čia, kur? Nematau. Kambario atnaujinimo planas. Aiškiai ir paprastai. Ką išmesti, nuimti? Juodą lempą, juodas daiktus nuo stalo, vaisių dubenį ir tuos agurkus. Perteklinis daiktas nuo paviršių. Kambarys turi likti švarus ir tuštesnis. Antra. Rudos sienos ir spintelės. Svarbiausia. Dabar tamsiai ruda spalva gadina visą vaizdą. Reikia sieną ir spinteles padaryti vienodos šviesios spalvos. Kokią spalvą rinktis? Pasirinkti vieną. Šilta pieno spalva, ne balta, o su lengvu gelsvumu. Šviesi smėlio spalva, šviesaus medžio spalva. Geriausias variantas – šviesaus medžio arba šilta pieno spalva. Kaip padaryti? Pigiausia – apklijuoti lipnia baldų plėvele. Pirkti senukai, Ermitažas, Moki-veži. Ieškoti šviesaus medžio plėvelę baldams, pieno spalvos baldų plėvelę. Užuolaidos. Reikia lengvos iki grindų spalva, labai švelni melsva arba labai šviesi pilkai melsva. Stalas ir kėdės. Pigiausias variantas – uždėti staltiesę spalva. Kremas labai švelni rožinė. Jei jums norisi geriau, stalą apklijuokite tą pačią šviesią plėvelę kaip ir spinteles. Kėdes aptraukti audiniu, kreminę, švelnią rožinę. Sofa. Nekeisti, tik pagerinti. Uždėti kreminį užtiesalą. Pridėti pagalves. Spalvos šviesiai mėlyna, kreminė.
apšvietimas, nuimti juodą lampą, pridėti šiltą šviesą, geltonesnę, ne baltą. Mažas lemputes jaukumui, vadinasi fairy light, kaip fėjų lampos. Medžiagos: rinktis medvilnę, liną, vengti sintetinių audinių. Galutinis rezultatas: kambarys taps šviesus, jaukus, modernus, patrauklus klientams. Labai paprastai. Reikia pašalinti visą tamsą ir padaryti viską šviesiai. Tada kambarys atrodys visiškai naujas. Labai svarbu medžiagos: audiniai. Rekomenduoju rinktis tik natūralius audinius. Linas, medvilnė, vilna, jei reikia. Kodėl ne sintetika? Sintetiniai audiniai blogiau kvėpuoja, kaupia kvapus, gali skleisti nemalonius pojūčius patalpoje, nėra malonus ilgalaikiam naudojimui. Natūralūs audiniai sveika kūnui ir sielai ir atrodo kokybiškiau, sukuria jaukesnę atmosferą. Kur pirkti Lietuvoje natūralūs audiniai? Ieškoti šiose vietose: Lino namai, lininiai audiniai užuolaidos, Linas LT, lietuviškas linas, Baltic Flags, natūralūs lino gaminiai, audiniai.lt. Galima rasti medvilnę, liną. Užuolaidos patikslinimas. Medžiaga: linas arba medvilnė. Spalva: labai švelni melsva arba labai šviesi pilkai melsva. Staltiesė, kėdės. Medžiaga: linas arba medvilnė. Spalvos: kreminė, švelni rožinė. Pagalvės, užvalkalai, medvilniniai arba lininiai. Spalvos: šviesiai mėlyna, kreminė. Paprastai rekomenduojama rinktis natūralius audinius: liną, medvilnę, nes jie atrodo kokybiškiau, yra malonesni klientams ir sukuria jaukesnę kambario atmosferą. Tai yra investicija į natūralumą, ko labai trūksta Lietuvai, ne tik moteliuose ir hoteliuose, bet apskritai drabužiuose taip pat. Nežinau kaip, bet gal mane ir pastebėjo šito hotelio savininkas iš Juodkrantės tikriausiai, bet nebeatsimenu, nes aš neberandu šitos nuotraukos ir jos tiesiog nebeliko. Ir aš kritikavau šitos hotelius ne tam, kad ten pabloginti verslą, bet kad pagerinti. Gerai, nes čia ne tik Juodkrantėj, čia aplamai visoje Lietuvoje taip yra su tais hoteliais. Jie taip atrodo visi, tiesiog baisu. Man tai nepatinka, bet yra visokių klientų, jiems čia nieko baisaus nėra, čia jiems viskas normalu, bet man asmeniškai ne, aš nenoriu normalumo, ypač prie jūros. Tikrai ne. Taigi zuikiai, nereikia manęs bijoti, galit man asmeniškai parašyti ir aš galiu daugiau sukurti tokių vizijų. Jeigu norit. Aš tą darau iš širdies.
realized I loved you, when the mere thought of loving anyone else seemed impossible. From the moment you walked into my life, my heart found its forever home in yours. The day I met you, I had no idea that you would become everything to me. I didn't expect to find someone who would change my life so completely. With every day that passed, you became more than just a person I loved. You became my reason, my hope.